Sveiki lietuviai. Čia bus video 5 iš 5 video, kaip teisingai susukti Rubiko kubiką 4×4. Taigi, dabar matome, kad viskas kaip ir gerai, bet atsitiko toks dalykas, kad du kampai netitinka viens kito. Taigi šitas oranžinis mėlynai geltonas turėtų būti anoje pusėje, o šitas raudonai geltonai mėlynas turėtų būti raudonoje pusėje. Nestresuojame, tai yra padaroma ir nieko čia tokio. Aš sugalvojau savo būdų, nes aš esu tinginys ir aš geriau suku kryžiaus formulę 2 papildomus kartus ir panaudosiu tik tai ekstra formulę 7 kartai. Kitose svetainėse aš radau formulę iš 18 kartų, iš 18 pasukimų, kur dabar galima pasukti 18 kartų ir šitie du kampai susikeis. Bet kaip minėjau, aš esu tinginys ir aš išmokau geriau 7 kartus, bet tada reikia susukti 2 kartus kryžiaus formulę. Tuoj paaiškinsiu, ką aš dabar darysiu. Dabar mums reikia išardyti šitą kryžių. Šitą kryžius geltonai raudonas mėlynas bus išardytas. Raudona spalva bus mėlynoje pusėje, o mėlyna spalva raudonoje ir antroje pusėje geltonai oranžinis žalias bus išardyta oranžinė žalioje pusėje, žalias oranžinėje pusėje. Dabar parodysiu kaip. Šitą sukame taip, kad šitie du kampai turi stovėti prieš mus, veido pusė šita, o viršus geltonas. Taigi darome taip, 2 kartus šitas į apačią, 2 kartus čia bus pirmas kartas, tada viršutinę namo dalį 2 kartus į kairę, antras kartas, vėl tą pačią liniją 2 kartus į apačią, trečias kartas, tada pusę namo daliname per pusę ir pusę namo 2 kartus į kairę. Ir vėl tą pačią baltą liniją, čia jau buvo 4 kartas, dabar tą pačią baltą liniją dar 2 kartus į apačią ir pusę namo, kaip matote, dar 2 kartus į kairę. Ir vieną kartą viršutinę namo dalį į dešinę, tai yra 7 kartas. Žiūrėkite, kas gavosi. Kaip pavyzdį laikome šitą. Čia yra kryžius sustatytas, o šitą kryžių jau mes esame išardę. Geltonas, mėlynas turėtų būti čia, raudonas čia, antroje pusėje taip pat išardėme. Matome, kad geltonas, žalias, oranžinis yra nesusuktas. Ką aš dabar darau? Aš suku 2 kartus kryžių. Vieną kartą šitos 2 kampus apkeičiu, apsuksiu ir apkeisiu šitos 2 kampus. Tai yra suku 2 kartus po 6 sukimus į dešinę pusę ir vieną kartą 6 sukimus į kairę pusę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taigi matome, kad atstačiau geltoną, oranžinį, žalį jau čia, bet apsukę mes 180, matome, kad šitos dar 2 turiu sukeisti. Tai yra 3×3 kryžiaus sustatymo formulė, paprasčiausia formulė. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kartus į dešinę po 6 kartus ir dar vieną kartą į kairę 6 kartus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir matome, ką aš padariau. Geltona, žalia, raudona spalvos atitinka, geltona mėlyna atitinka ir geltona oranžinė atitinka. Kągi, kryžių mes turime ir gerbėmieji, 100% esu įsitikinęs, kad dabar jau šitie atitiks spalvas trikampio formulę pritaikius, 3×3 kubiko, garantuotai atsistatys į vietą. Paimam bet kurią spalvą, sukate pagal tą trikampio taisyklę. Irgi matome, kad geltonai, mėlynai, raudona jau atsistatė, net nereikės apsukinėti. Dabar žiūrime, kad reikia oranžinę, geltonai, žalę atstatyti šičia. Vėl naudojame trikampio formulę ir dar kartą pritaikius. Matome, kad šitą atsitaikė.
šita spalva atitinka geltonai, raudonai, raudoną, žaliai ir šitą atitinka paprasčiausiai 2x4, 2 kartus po 4 sukimus šitą ir 2 kartus po 4 sukimus šitą. Kągi, važiuojam. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Atsukame šitą į poziciją. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sveikinu. Jūs dabar žinote, kaip ištaisyti dvi galimas klaidas lyginiuose skaičiuose Rubiko kubikuose. Ir tą turite išmokti. Mane galite sekti ne specialistas YouTube'ės kanale arba TikTok'e. Susitiksime kitose video. Iki.